Dar neseniai manyta, kad renesansiniai žemutinės pilies valdovų rūmai statyti 16 amžiuje. Tyrimų duomenys ir ikonografinė medžiaga rodo, kad renesansiniai rūmai statyti ne tuščioje vietoje, o perstatant senesnius rūmus. Renesansinis yra tik atikas ir viršutinis rūmų aukštas. 2 pirmieji aukštai – tai ankstesnių gotikinių rūmų liekanos. Tie gotikiniai rūmai datuojami 15 amžiaus pradžia ir sėdinami su Vytauto didžiojo valdymo laikotarpiu. Statydami puošnius gotikinius rūmus, Vytauto didžiojo meistrai nugriovė laiko dvasios nebeatitikusius dar ankstyvesnius mūrinius pastatus, kurių liekanų aptikta visoje valdovų rūmų teritorijoje. Dalis jų priklauso kunigaikščio Gedimino, dalis Vytenių, o dalis mena karaliaus Mindaugo laikus. Tai mūrinės statybos Lietuvoje pradžia. Paskutinį kartą valdovų rūmai remontuoti 17 amžiaus pradžioje. 1610 metų vasarą Vilnių nusiaubė gaisras. Sudegė ir valdovų rūmai, sudegė ir greta buvusi katedra. Abu šie pastatai visą laiką sudarė vieningą architektūrinį ansamblį. Po 1610 metų gaisro abu pastatai atstatyti baroko stiliumi. Prie katedros pristatyta ir barokinė Švento Kazimiero koplyčia. Praėjus 40 metų nuo rūmų atstatymų Vilnių užėmė Maskvos kariuomenė. Po 6 metų okupacijos rūmai buvo taip suniokoti, kad valdovams gyventi nebetiko. Tokie jie stovėjo dar apie 1,5 šimtmečio. 18 amžiaus gale Lietuva buvo prijungta prie Rusijos imperijos, Rusijos caras tapo ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Lietuvos valdovų rūmų liekanos buvo nugriautos, plytos ir akmenys išparduoti, vieta sulyginta su žeme ir užsodinta medžiais.